Administratoriaus valdymo sistemoje visuomet automatiškai jau bus sukurtas pirmasis darbuotojas. Rekomenduojama jį palikti kaip pagrindinį administratoriui, kad esant būtinybei galėtų prisijungti prie kiekvieno įmonės kasos aparato, patikrinti veikimą ar atlikti pakeitimų sinchronizavimą. Galima redaguoti pirmojo darbuotojo informaciją, priskiriant paskyrą konkrečiam darbuotojui. Visi kuriami darbuotojai turės savo prisijungimo vardus ir slaptažodžius arba prisijungimo PIN kodus. Norint sukurti naujus darbuotojus, spaudžiame pridėti ir užpildome privalumus laukus. Darbuotojų profilių skaičius neribojamas ir visi darbuotojai gali dirbti visose pardavimo vietose automatiškai. Svarbu, PIN kodai prisijungimui kiekvienam darbuotojui turi būti skirtingi. Esant sutapimui, programa įspės jūs apie klaidą, kuri reikš, kad toks PIN kodas jau panaudotas. Užpildomi pagrindiniai duomenys, vardas, pavardė ar inicialai slapyvardžiai, sukuriamas prisijungimo slaptažodis, jei darbuotojas jungtųsi prisijungimo vardu. Taip pat PIN kodas patogiam ir greitesniam prisijungimui, visada pasirenkama parduotuvės administratorius.